Rikis žaidžia boulingą. Vieną gražų, saulėtą vasaros rytą pabudęs skruzdėliukas Rikis ir atlikęs visus jam įprastus rytinius ritualus bei sportinę mankštą, nuskubėjo į Cecilijos kambarį. Pamatęs Ceciliją, jis kaip visada nusikvatojo. Labas, Cecilija! Tuomet stryktelėjo ant rašomojo stalo ir nužvelgė mergaitę. Cecilija buvo nekasdieniškai pasipuošusi ir kažkur ruošėsi. Rikis, žinoma, netruko paklausti, kur ji taip ruošiasi, o mergaitė jam atsakė, kad ketina važiuoti su drauge žaisti boulingo. Ko? Paklausė Rikis. Boulingo? Kas tas yra? Cecilija skaniai nusijuokė ir paaiškino skruzdėliukui, kad tai nėra boulingas, o boulingas ir kad tai yra žaidimas su sunkiais kamuoliais, kuriais turi numušti taisyklingai sustatytus kuolelius, vadinamus kėgliais. Skruzdėliukui paliko neapsakomai smalsu ir įdomu. Jis tik išlemeno. Kūgeliai! Ne kūgeliai, o kėgliai, juokėsi mergaitė. Važiuojam kartu, jeigu nori. Pamatysi, kaip šitas žaidimas atrodo. O jeigu norėsi pabandyti, galėsi pažaisti su mumis kartu. Skruzdėliukui net akis sužibo. Žinoma, jis norėjo važiuoti ir pabandyti šį smagų žaidimą pažaisti, kurio gyvenime nebuvo matęs ir girdėjęs. Cecilijos mama pavėžėjo Rikį ir mergaitę iki miesto pakraštyje esančio pramogų centro, kuriame ir buvo boulingo klubas, bei jame jau laukė Cecilijos draugė. Mergaitės visų pirma apsiavė specialius boulingo žaidimui skirtus batelius, o Rikiui liepė tiesiog palaukti ir pasižvalgyti aplink, kol jos apsiaus batus bei aptarnaujančio personalo paklaus, kuris boulingo takelis yra joms rezervuotas. Rikis negalėjo patikėti, ką mato. Didelėje salėje buvo gal koks 10 gražiai surikiuotų, blizgančių ir šviečiančių takelių, kuriais žmonės laidė kamuolius į takelio gale stovinčius kėglius. Takeliai blizgėjo ir buvo lygus lygutėliai. Kamuoliai jais riedėjo labai greitai, o atsimušę į kėglius bumteldavo į takelio gale esančią angą. Kėgliai šiek tiek priminė žmogaus siluetą ir buvo baltos spalvos. Po kamuolio smūgio jie krisdami sukeldavo labai įdomų skambesį. Žmonės džiūgaudavo numušę visus kėglius, tačiau tai įvykdavo ne visuomet. Taip bežiūrint, atėjo ir Cecilija su drauge. Jos parodė Rikiui, kuris takelis yra rezervuotas jų smagiam žaidimui. Nieko nelaukę, jie pradėjo žaidimą. Ilgai netrukus atėjo eilė ir Rikiui pirmą kartą mesti boulingo kamuolio į kėglius. Jis priėjo prie kamuolių stovo ir, išsirinkęs gražiausiai jam atrodantį kamuolį, čiupo jį su abiejomis letenėlėmis. Tačiau sustingo vietoje. Rikis negalėjo pajudinti kamuolio. Staiga Cecilija suprato, kad visi boulingo kamuoliai Rikiui yra per sunkus
Rikis puolė ašaroti. Visiems sugedo nuotaika. Ir žaidimas tryse tapo nebeįmanomas. Cecilija guodė Rikį ir sakė jam, kad kažką sugalvos. Staiga mergaitei šovė puiki mintis. Ji pasiūlė nueiti į netoliese esančią maisto parduotuvę ir paieškoti vaisių skyriuje esančių kokoso riešutų. Jeigu pavyktų rasti pilną apvalų kokoso riešutą, galbūt jis atstotų tikrą boulingo kamuolį, kuriuo žaidžiamas boulingas. Taip jie ir padarė. Greitai nuskubėję į parduotuvėje esantį egzotinių vaisių skyrių, jie atrado sudėtus kelis kokoso riešutus, iš kurių Rikis išsirinko patį apvaliausią. Riešutas nebuvo sunkus ir Rikis galėjo jį lengvai pakelti. Jame buvo net 2 įdubos, kurios leido Rikiui sugriebti kokoso riešutą viena letena ir jis, imituodamas boulingo kamuolio metimą, kelis kartus užsimojo, vaizduodamas metimą. Va, žiūrėk, Cecilija, aš jau beveik profesionalas. Staiga jam netyčia kokoso riešutas išsprūdo ir ėmė riedėti parduotuvės grindimis, kol atsitrenkė vienam dėdukui į koją. Šis pašokęs šalin stipriai išsigando, nejučia suriaumodamas. Vajetaus, kažin čia kas dabar per padars laksto. Bet Cecilija greitai priėjusi atsiprašė ir paaiškino dėdukui, kad jie ten nori nusipirkti kokoso riešutą ir labai skuba. Boulingo klube Rikis pagaliau galėjo žaisti žaidimą su sau lygiu kamuoliu. Pasiėmęs kokoso riešutą į leteną, jis stipriai užsimojo ir paleido savo pirmąjį gyvenime boulingo metimą į gale tako stovinčius kėglius. Netrukus kėgliai sužvango ir pusę jų pavyko numušti. Skruzdėliukas net suspiegė iš džiaugsmo. Jam dar niekada gyvenime neteko žaisti boulingo, o čia pirmas metimas ir sėkmingas. Antru metimu jam pavyko taip pat keletą kėglių numušti ir kuo toliau, tuo geriau jam sekėsi žaisti. Vakarui įpusėjus, Rikis jau mėtė kokoso riešutą kaip profesionalas. Jam netgi pavyko kelis sykius numušti visus kėglius, o vieną kartą visus pirmu metimu. Cecilija labai džiaugiasi už savo draugą. Ta vakarą visi grįžo pavargę, bet labai laimingi namo. Rikis parsivežė savo sėkmingąjį kokoso riešutą su savimi, o kitą rytą jau treniravosi miško pievelėje, mėtydamas kokoso riešutą į sustatytus pagalius pievelės gale. Staiga priėjęs prie jo ežys Benas paklausė. Ką tu čia mėtai pirmin atgal, Riki? Benai, atkirto skruzdėliukas. Čia tikra pramoga, boulingas. Tai toks žaidimas, kai 2 metimais turi numušti kuo daugiau pagalių. Benui pasidarė įdomu. Jis pasijungė į žaidimą ir jiedu mėtė kokoso riešutą į pagaliukus, bandydami numušti kuo daugiau. Benui visai neblogai sekėsi ir jis sugebėjo 2 metimais numušti 4 pagalius, kuo labai džiaugiasi. Vėliau prie jų prisijungė lapė Milda bei kurmis Povilas. Jie 4 treniravosi, o vėliau surengė varžybas. Vakarop pasirodė meška Džozefina iš gretimos žaliosios girios. Ji taip pat susidomėjo šiuo įdomiu žaidimu.
Meška paėmusi kokoso riešutą ir bandydama pataikyti į pagaliukus, taip stipriai sviedė į pušį, kad kokoso riešutas subyrėjo į keletą gabalų. Žvėreliai pradėjo stipriai juoktis ir nubėgę pažiūrėti, kas liko iš kokoso riešuto, galėjo jo netgi paragauti. Įsismaginę žvėreliai visą dieną mėtė kokoso riešutus į pievos gale surikiuotus pagaliukus. Jiems taip patiko šis žaidimas, kad lapė paprašė Rikio kitą dieną jai parūpinti taip pat kokoso riešutą. Norėjo ir kurmis su ežiu. Jiems visiems reikėjo boulingo kamuolių. Rikis, žinoma, paprašė Cecilijos, o ši savo mamos, kuri kitą dieną nupirko daug kokoso riešutų ir nuvežė į mišką žvėreliams. Ta vasara boulingo žaidimas buvo populiariausias miške. Visi mėtė kokoso riešutus į pagaliukus ir rengė varžybas. Geriausiai sekėsi lapei Mildai. Ir ši kokoso riešutą net pasikabino virš savo namų landos. Rikis dar ne kartą prašėsi važiuoti į boulingo klubą mieste. Jam puikiai sekėsi šis žaidimas, o nueidavęs į mišką, žaisdavo jį su miško žvėreliais. Cecilija labai džiaugėsi, kad Rikiui taip patiko žaisti boulingą. O be to, šiuo žaidimu jis užkrėtė visus miško žvėrelius. Tai ne pirmas kartas, kai Rikis perduoda savo praktiką kitiems miško gyventojams, o šie labai džiaugiasi kažko naujo išmokę. Boulingo žaidimas tikrai labai smagus ir jeigu dar nebandei, Rikis tikrai siūlo pabandyti ir tau. O dabar aš jums sakau ačiū ir iki kito susimatymo su Rikiu ir Cecilija.